Plokštelės yra klasika, didžėjai yra mada, o pirmas Ežio inkubatoriaus lyderis yra Ignas. Jam 20 metų. Didžėjaus karjerą pradėjo nuo kasečių 5 klasėje. I chose Ignas because I like his personality, the way he puts himself into a situation, and he showed that he could perform best out of all the other students. His DJing skills are good, he listened, he wanted to learn as well, so he asked lots of questions. He has the ability and the correct mind to become a really good DJ. Ask him what he learned. Geras didžėjas pirmiausia turi surinkti gerą plokštelę, kuri spindėtų jo muziką. Antra, didžėjus privalo perklausyti dainą ir ją įsiminti. Trečia, reikia surasti pirmo bito pradžią. Ketvirta, sumiksuoti 2 gabalus. Tai yra suvesti teisingai greičius ir suderinti tembrą. Ir 5, daryti gerą šou.